O jūs... Tai mesgi matėm prieš atvažiuojant, kaip jinai vartus uždarinėjo, pati ponė Hasselton. Tai jinai yra... Aš jums sakau, jie ir tokie, žinok, nesuvienyti. Nebendrauja iš vis? Ne. Juk teismai vykti, jūs nežinot. Nežinom. Jie ir žemė užsigrobė. Žemė užsigrobė šitą? Taip, užsigrobė žemė ir teismai vyksta. Jau 3 metai. Aha. Mes esam liudytojai, aš jau nebevažiuoju, man nusibodo. O čia jūs pikets nėra. Kas? Čia ne pikets, yra šiaip. Savo nuomonę va. Čia va savo nuomonę, atsistovim, stovim tą laiką. Mes susirinkom prie Lietuvos Respublikos piliečio Tomo Hasseltono namų, kuris nemoka lietuviškai, išreikšti savo nuomonę, kad mes esam kategoriškai prieš, nors jau ne kartą tai minėjom, prieš skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą Lietuvoje, nes mūsų, ne tik mūsų lietuvių, bet ES ir kitų mokslininkų išvados sako, kad šitas dujų gavybos procesas neišvengiamai privers prie katastrofos, tai yra mūsų geriamo vandens užteršimo. Tai kaip susiję šitas ponas? Šitas ponas yra direktorius įmonės, kuri užsiema būtent tų grįžimų ir būtent šitas ponas atvedė Chevron kompaniją į Lietuvą, kuri neva laimėjo konkursą ir užsiim šitą dujų gavybą ir žvalgybą. Tai kodėl šiandien, kas šiandien per dieną ypatinga? Nieko ypatingo šiandien, tiesiog trečiadienis, tai nieko nereiškia, kad šiandien kažkas įvyko ar kažkas buvo sprendimo, tiesiog trečiadienis šiandien diena. Tai nereiškia, kad rytoj čia žmonės nestovės ir penktadienį. O kelintą kartą apskritai čia? Šiandien, kiek mano žiniomis, jau 3. kartą, bet žinom, kad bus ir 5., ir 6. ir daugiau. Tai gal net nėra nieko namuose, iš kur, kodėl gal net nieks nematė? Matėme, automobilis parvažiavo ir vartai, ir ponė uždarė vartus ir matėm tikrai, kad yra. Ar nebandėt kažkokio kito būdo ieškoti kontaktą, nežinau, nes prie vartų stovėti ir laukti su plakatais, nežinau, ar labai geras dialogas? Jeigu jie ateina pas mus į svečius, mūsų neatsiklausia, mes taip pat pas juos ateinam į svečius, jų neatsiklausia. Kas turite galvoje? Taip kaip jie ateina draskyti mūsų žemę, sprogdinti mūsų žemę, užteršti mūsų vandenį, neatsiklausia mūsų, be mūsų. Taip mes ir ateinam pas juos į svečius, tik mes, aišku, ateinam tvarkingai, nepažeisdami įstatymų, ateinam va prie namų. Jeigu pas mane ateitų kas nors prie namų, aš tikrai išeičiau, pasikvieščiau, ar bent jau pasikalbėčiau, kodėl atėjo. Bet jeigu šitas ponas neišeina, mes matom, kad jis bijo. Jis yra eilinis bailys. Ačiū. Mata, jie teismai susigrobė, jie mūsų žemė. Jie gana užgrobtą žemę. Viską pinigai daro. Viską daro pinigai. Vagia kiek nori ir jaučiasi neteisiami. O kas jiems leidžia čia iš sovietinės valdžios sutikimo, ar kaip čia yra? Čia, matai, taip. Savivaldybė sutiko. Sutiko savivaldybė. Va, matai, mums detalųjį planą neleido daryti, o jie už pinigus, kad savivaldybė jiem davė kartu, mums vieniem nedavė. O ką jie pinigus pakišė, įdavė tą detalųjį planą daryti. Jūs įsivaizduokit, mokslininkai nustatė, kad vieną gręžinį išgręžus ir tam pradėjus chemikalus pompuoti, 50 km aplinkui pasižydžia gruntiniai vandenys. Tais po 5 metų nebeaugs nei žolė, nei bus kokia nors gyvybė. Tai jeigu Lietuva turi 300 km, padarė 6 gręžinius, visą Lietuvą užteršti galima. O jie Šilutės rajone norėjo pastatyti tų gręžinių daug. Tūkstantį. Mes čia esam prie Palangoj, Nemersetoj, prie Hasseltono namų. Hasseltonas yra tas ekonominis smogikas, kuris stumė skalūnių dujų aferą pas mūsų Lietuvoje, konkrečiai Žemaitijai. Mes atėjom čia, kad pareikš savo nepasitenkinimą, aplamai, ne tik jo veiksmais, bet aplamai veiksmais Amerikos ir tarptautinių korporacijų, kurie, nepaisant žmonių nuomonę, nori sunaikinti mūsų švarų vandenį, užteršti mūsų žemę, suvaryti mūsų kaip indienus į rezervacijas. Dėl to mes darom eilinį piketą, kad pranešti, kad aplamai šia yra problema ne tik Lietuvos, bet ir visų mūsų kaimynų ir istorinių brolių. Ir Lenkų, ir Rusų, ir Baltarusų, ir Latvijų. Nes vanduo
jisai keliauja po visą žemę kaip kraujas po visą mūsų kūną. Jeigu pas mūsų bus užterštas vanduo, tas visas užterštas vanduo nukeliaus, aišku, ir į Kaliningrado sritį, ir į Lenkiją, ir į Baltarusiją, ir į Latviją. Mes norim perduoti linkėjimus visiems mūsų kaimynam. Передаем привет россиянам, да, мы желаем им, конечно, осознанности, единства. Мы знаем, что они тоже, вот, как и мы, друзья наши. И мы переживаем, что и они будут пить эту зараженную воду, и их дети будут, и внуки болеть от этой воды. Так что мы тоже за это сильно переживаем. Также белорусам, нашим братьям историческим. Вельми дякуй, сябры, мы з вами. Norėčiau ir Lenkam pasakyti, taip pat jie yra mūsų broliai ir kaimynai ir mes jiem linkim gero ir vienybės, nes jie taip pat yra mūsų istoriniai draugai, i per Žalgirio mūšį mes kartu buvom. Wszystkiego najlepszego, bardzo dziękuję panowie, my z wami.